Klaipėdoje prasidėjo vienos svarbiausių miestų kultūrinių erdvių atnaujinimas – Vasaros estrados rekonstrukcija. Šią savaitę statybvietėje jau dirba technika, teritorija aptverta, o rangovai pradėjo pirmuosius ardymo ir paruošiamuosius darbus. Ilgus metus klaipėdiečių ir miesto svečių pamėgta koncertų vieta keisis iš esmės. Pagal patvirtintą projektą numatoma ne tik atnaujinti pagrindinės estrados konstrukcijas ir tribūnas, bet ir išplėsti erdvės funkcionalumą. Ji turėtų tapti daugiafunkciu traukos centru visus metus. Šiuo metu vykdomi pradiniai darbai, demontuojamos susidėvėjusios konstrukcijos, šalinamos senosios dangos, tvarkoma inžinerinė infrastruktūra. Miesto savivaldybė anksčiau skelbė, kad projektas apims tiek esminių tribūnų atnaujinimą, tiek naujų funkcinių erdvių įrengimą. Rekonstrukcijos metu planuojama sutvarkyti pėsčiųjų takus, apšvietimą, mažąją architektūrą, įrengti papildomas automobilių stovėjimo vietas. Numatoma, kad po rekonstrukcijos Vasaros estrada galės talpinti apie 9 000 žmonių. Tačiau projektas orientuotas ne vien į didžiuosius renginius. Lauko kaviniai skirtas zona, vaikų žaidimo aikštelė bei aktyvaus laisvalaikio plotą. Po estrados koncertinės dalies tribūna suprojektuotos naujos patalpos atlikėjų poreikiams. Čia bus įrengtos repeticijų, griminės, sandėliavimo bei sanitarinės patalpos. Tokiu būdu siekiama, kad teritorija būtų gyva ne tik koncertų metu, bet ir kasdien, taptų bendruomenės susitikimų, sporto ir laisvalaikio vieta. Kaip skelbiama viešojoje erdvėje, rekonstrukcijos vertė siekia daugiau nei 12 milijonų eurų, o darbus planuojama užbaigti per maždaug 1,5 metų. Jei viskas vyks pagal planą, atnaujinta estrada klaipėdiečius galėtų pasitikti jau kitų metų rudenį. Tad kol teritorija uždaryta lankytojams, o miestas pralaužė ledus pavasariui, belieka stebėti, kaip senoji estrada pamažu užleidžia vietą naujam, moderniam miesto simboliui. O tuo tarpu jūsų simbolinio palaikymo šiam kanalui reikia jau dabar. Tad nepamirškite spausti patiktukų, dalintis mūsų video siužetais ir parašyti komentarą. Taip šie video bus labiau matomi internete ir galimai sukursime savo miesto televiziją. O jeigu ir ne, bet kuriuo atveju būsime prisidėję prie gimtosios Klaipėdos įamžinimo virtualybės metraščiuose. Tad dar susitiksime.